7bet. 7bet lažybos. 7bet. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerą dieną visiems, 5 kėlinys, penktadienis, Tautvydas grįžta į rikiuotę. Tautvydai, gyvas? Gyvas, formų šiokioj tokioj miego režimo, bet normaliai. Jeigu šiandien visi blizgančiam akim užtinio Vilius daug žiaus, tai žinokit, dabar yra 8:31 minutė. Tai normalūs žmonės 8:30 podcastų neįrašinėja, nes ir atrodo blogai, ir kalba blogai. Nu, žiūrėjau, viskas blogai. Pritari, Vilius? Bet reikėjo įrašyti. Reikėjo, nes pas mus opcija buvo ketvirtadienį yra Taip. Labai gražiai liaudiškai tariant huine, o šiandien visai kitas gazas, kaip Sabas pasakytų. Podcastas būtų išleidęs čia praktiškai, kaip šnekėjom. Nu, šiandien, žinai, vėliau kiti filmavimai, tai vat, neturim ką daryti. Tai... Teko keltis Kubiliui prieš 6:30 ryto, pizdinti iš Kauno į Vilnių, vat, kad būtų podcastas. Bet tu tik tai pusvalandžių, tu 20 minučių vėliau anksčiau atskėlė, ne aš. Jo. Prašau, čia jūsų Vilniečių problemas jau kaip Ne, aš maniau, kad bus problema Vilniečių, bet atsidėjau valandą, atsimatavau, bet pats atvažiavau per 25 minutės. Šiaip aš irgi buvau pagalvojęs, aš tau atsidėjau 1,5 valandos, kaip visada galvoju, blemba, neužteks Vilniui kamščius papulsiu, bet nepapuoliau ir laiku ir vietoje esu čia. Ir šiandien kažkaip mažiau mašinų buvo negu važiuojant 10. Gerai, nuo ko pradėsim? Nuo Žalgirio, ne? Žalgiris laimėjo prieš Milano ekipą. Dar reikia sakyti, jeigu taip jau anksti rašinėjom, tai gal laiką kokią subscribe, ten vis tiek jo papa. Žiūrėkit, Tautvydas iš Kauno paryčiais kėlėsi ir atsidūrė čia. Tai va, Pirmas mano išvažiavimas iš namų po dukrų gimimo. O tak. Rimtas, atsakingas. Rimtas išvažiavimas. Biški nervas buvo, ne? Atsakingas išvažiavimas. Gerai, Žalgiris laimėjo prieš Milaną, laimėjo tokios pusiau avarinės sudėties, kurie dar bus labiau gal avarinė. Turbūt Butkevičiaus ta trauma. Ir kaip tyčia, kai išjungia transliaciją visiems, tada jis tą traumą gavo. Tai mačiau, kai pora žmonių buvo iškirpę vaizdelį iš italų televizijos, kaip ten viskas atrodė. Tai toks kluptelėjimas, nusinčiau tą vaizdelį vienam ne fizinio rengimo treneriui, kineziterapeutui. Sako, nenori būti blogas pranašas, bet gali būti stresnis pėdos lūžis. Tai jeigu taip yra, tai liūdna. Reiškia, dar vieno žaidėjo netenka Žalgiris, jeigu taip iš tikrųjų bus. Ir tada jau reikės urmų pirkti kažką, jau reikės gal vieną pirkti, antras nemokamai. Plus Kazys jau kaip ir kalbėjo, kad tų problemų su ta pėda jam kaip ir buvo, tai čia viskas kaip ir susiveda į tavo diagnozę, aišku, palaukim. Ne mano. Į tavo gautą diagnozę. Taip, antraštės eina jau nustatė. Stresinės. Taip, aš asmeniškai. Gali pas mane vizitaciją atvažiuoti, žinai, aš ištirsiu. Ką dar pračekinti gali? Ne, nieko. Prostata, jo, galiu. Tai va, tai nepaisant to, Žalgiris uždominavo prieš Milano, šiaip Milanas prieš šitas rungtynės gerai žaidė, buvo geroj forma, negali sakyti, kad atvažiavo žaisti su Alba kokia. Ir čia turbūt reikia iš karto pasakyti apie vieną svarbų žmogų, kuris turėjo labai daug kritikos, bet vakar, taip kaip pradėjo rungtynės startiniam penkete, parodė, kad, klausykit, nenoriu, aš nuo to suolo kirti, duokit man žaisti. Aš nežinau, kiek tai su tuo suolo vaidmeniu susiję, bet apskritai panašu, kad Žalgirį labai rimtų pokalbių buvo ir ne tik su Ulanovas. Ulanovas, aišku, čia buvo tas žmogus, kuris ištraukė visiškai komandą, bet visai kita energija buvo. Tarkim, prisiminkim rungtynės su Neptūnu, ten Žalgiris buvo bedvasis, bedantis ir dar kažkoks. Ir per kelias dienas įvyko tokia metamorfozė. Jau mes su Bayernu kalbėjom, kad Žalgiris tarsi per savo žaidimą iškovojo pergalę, per tą negražų žaidimą, per tą kažkiek gynybinį krepšinį. Tai čia irgi viskas prasidėjo nuo to, kad Žalgiris, su pirma, labai davė daug energijos prie savo krepšio. Su pirma, tas pats Dovydas Giedraitis puolime atrodė tikrai nekaip, bet gynyboje atstovėjo, Ulanovas atstovėjo, Heisas atstovėjo. Nebuvo aikštėje Meneko, kurį galėtų mūsų Žalgiris vėl žaidė su tuo penketu, kuris gali gintis, kuris gali keistis, su tuo pačiu Heisu. Ir čia buvo kaip ir Milanui parankų žaidimas, bet Žalgiris gavosi dar parankesnis. Ir daug ką labai pasako 11 antrų šansų, kurie, man atrodo, visi buvo gal net pirmoji pusė, jeigu neklystu, ar ne, ar didžioji dalis ten tų šansų, dabar negaliu tiksliai pasakyti. Tai čia daug ką parodo apie Žalgirį, nes kiek Žalgiris žaidžia tą savo, Bružas mėgdavo sakyti, mordabojų, tokį labai negražų, kietą nuo gynybos paremtą žaidimą, tiek Žalgiris yra Žalgiris ir dabar su tokia, sakykim taip, labai riboto talento komanda, ką iš esmės pasakė ir Edgaras Ulanovas.
Tai sekėsi viskas labai gerai pradėti būtent nuo gynybos ir man labai patiko, kaip ir štabas buvo pasiruošęs, ten buvo labai nemažai situacijų, kur, pavyzdžiui, ketvirto kėlinys, kai bando laužti rungtynes, dar kažkiek grįžti į rungtynes Milanas, tai toks paprastas pavyzdys. Aišku, visi žinom, kad Mesina turi labai storą derinių knygą ir labai nemažai situacijų, ten žinom, kad ir gynėjam dažnai būna apkraunami informacija ir panašiai. Bet dabar, pavyzdžiui, būna tas klasikinis derinys, kur eina iš shortrolo Heinzui ir numetimas į kampus. Tokia kombinacija baigėsi derinys. Ir tiesiog taip Žalgiris suvaikšto, kad ateina, pasislenka iš silpnos pusės Ulanovo pagalba prie Heinzo, į kraštą prie Fotmano eina Giedraitis ir perima galiausiai kamuolį. Atrodo, kad Žalgiris viską žinojo, kaip koks dedas pasiklausęs minutės per traukėlę. Juokauju. Bet tai vat paprastas pavyzdys, aš jau nekalbu apie Svičolą, aš jau nekalbu apie Stepautą, kuris su biručių momentais pasiteisino, aš jau nekalbu apie šiaip gynybą 1-1, bet va, toks paprastas pasiruošimo dalykas. Man labai patiko iš tos. Ar žinai, visose šitose dalykuose labai daug vaidina būtent tas kovingumas, būtent tas ėjimas ant to kamulio. Tu gali būti žinotos visus dalykus nuo A iki Z, bet gynyboje būtent tai yra esminis momentas. Ir kas dar patiko, kaip Žalgiris Mirotičio atakavo, nublemba Ulanovas be jokių išsikeitimų, nieko, 1-1, tiesiog Mirotičiui kairę pusę 3 kartus rungtynės įveikė, tai šitas žiauriai fainai atrodė. O šiaip Kevarijos Heiso pastatymas 4 numerio irgi buvo ėjimas arkliu ir Heisas šiaip su Mirotičium labai gerai padirbėjo, jeigu tai pasižiūrėjus, blemba ir tas tritaškis taip drąsiai, vat ką reiškia, kai tu žinai, kad tavęs nepakeis, tu žinai, kad, gerai, teoriškai gali išeiti Danielius ten tuo metu teoriškai, ar ne, gali Šmitas grįžti, bet tu žinai, kad, tu neįmesi, negausi nieko tokio, ramiai užsitaisė, bam, tritaškis ir Heisas irgi toks buvo gynybinis didvyris, turbūt irgi galima tai pasakyti ir, aišku, Evansas su Heisu abu pasileido plaukus, tiesiog ne to žodžio prasme, tai tada žmonėms sunkiau suprasti, kuris yra kuris, nes vienas nėra labai aukštas, o kitas nėra labai žemas, taip televizijos ekrane ištirpsta tas jų skirtumas. Ir šiaip, man atrodo, mačiau vakar Twitter'e, kad čia dabar visi afroamerikiečiai, kurie gali susitarė pasileisti šukuosinas, nes dar ir Zekas Lydėjus vakar ypač paputė savo šukuosiną. Pailgintus plaukus, tokius dar netgi ir ta šukuosina galinga buvo. Taip, tai va sakau, man atrodo, čia susitarimas, nes vakar vienas Twitter'e žmogus sako, blemba, čia gal susitarė, jie visi kitas sako, jo, čia kažkoks yra lapkričio mėnesio amerikiečių dalykas, tai nežinau kas, bet matėm Žalgirio atveju, buvo tie dalykai, gal čia sutapimas. Kalbant apie amerikiečių žaidžiančius Europoje, man Torė Mesina išleidžiantis tik trečiam kėlinį Kailą Heinzą keistai atrodo, nes su Kailu Heinzu, bet čia ne pirmą kartą, Milanas labai dažnai vėlai kyla nuo suolo ir su Heinzu Milanas atrodė jau galintis užsikabinti į rungtynes, jo geri išsikeitimai, ta prasme, ką jis daro visą karjerą, buvo tas momentas, kai Milanas galėjo grįžti į rungtynes, tai kad toks žaidėjas pakilo tik trečią kėlinio eigoje ir paskui pražaidžia 13 minučių, man keistai atrodė iš Mesinos. Šiaip Žalgiris puolime turėjo daug dalykų, kažkiek ir ekstra dalykų, pavyzdžiui, ten matėm Dimšo, Stefo Curry trajeką po Stebeko 4 kėlinio gal vidury, tai tokie ekstra taškai, kas dar labai buvo geras momentas, tai su Modolo žaidėjas, dabar yra visiškai ant geros bangos, ypatingai su Zvezdos maču, tai Modolo, kas labai nepatiko ir jam iš esmės nėra, kad labai patinka, tai Stepautas, prieš Stepautą tvarkytis. Jeigu jis pats užatakuoja, tai jisai užatakuoja, bet jeigu jisai reikia atlikti pirmą perdavimą, Žalgiris tai gerai žinojo, jis su sprendimais vėluoja. Čia lygiai taip pat, paskui galiausiai tos rungtynės vėlgi iš gynybinės, tas momentas iš gynybinės pusės, kur nuėjo nuo Keenano Evanso pagalba, tiksliau net ne pagalba, o Mirotičius, man atrodo, galvojo, kad jisai stepautina, o Tonutas galvojo, kad jie keičiasi gynybo. Nuėjo abu žaidėjai ir bam trajekas, viskas rungtynės uždarytos. Tai Žalgiris, jo, iš tos kovingumo pusės labai, kad ir kaip nuvalkio, tai skambėtų gerai atrodė ir čia viskas nuo to prasidėjo. Bet koks Tonuto blokas, ten arba nesportinė, arba blokas, ten buvo 2 variantai. Būtų nepataikęs, būtų nesportiška, bet, kaip sakant, nugalėtų neteisimi. Šiaip Modolo turbūt didžiausia problema, kad jis negali sužaisti 2 rungtynių iš eilės. Buvo 2 sužaidęs, dabar man atrodo, kaip tik Žalgirio 2 gerėjo mačai, bet, iš esmės teisybė. Tai va, jisai visai ką nestabilus ir šiaip man jis yra, 8-3, 8-3. O ten buvo 16-13, 2, buvo 16-13, o prieš tai 0-5-5. Iš esmės Modolo man toks žaidėjas, kur, Nasas Mitrulongas gali sužaisti gerai vieną, po to dingti 5 mačam. Ne, jis tikrai nėra Milano lygio 28 minučių žaidėjas. Jūs sakykit, ką norit ir Modolo tikrai toks nėra.
Ir dar kartą pasitvirtina taisyklė, kad Žalgiriui geriau žaisti prieš komandas, kur gali nuspėti, ką jos daro. Nėra kažkokių individualiai stiprių žaidėjų, kur gali iš perimetro pasimti Maikas Džeimsas ir padaryti grajų. Iš perimetro. Iš perimetro, jo. Ne apie Nikolą Mirotičių. Šilcas teoriškai. Bet... Šilcas, jo, bet tai va, tai nėra... Spėjo ir taktiškai, kad per pozicijas metys Mirotičių ir vėl iš trečios pozicijos. Buvo akivaizdu ir tas penketas kreivas, kur Mirotičius, Šilcas, Voitmanas, Heinzas ir dar išleido Bartolonį, kuris iš viso, nežinau, apie nieką žaidėjas. Turi problemų ir Milanas. Tokia Milane Pangosų vietos nėra. Taip, reiškia, kad Pangosas labai myrės. Labai myrės. Neleisi žaisti tiesiog. Pangosas nėra žaidėjas, kuris pykstasi su visais tiesiog, arba jisai konfliktinis kažkoks. Jisai yra geras, ramus vaikis, bet iš esmės, tai jeigu treneris neleidžia, tai yra kažkur priežastis. Taip, pažiūrėk, Mitrolongų irgi neleido, mes nusipirkom, čia gerą daiktą gavom, iš tikrųjų gavom sulūžus. Ir jo labiau, kad mes kai matėm Milane, kai dar turėjo pasitikėjimą, Pangosas, jis buvo negyvas. Jis turėjo pasitikėjimą, jis buvo. Aš čia Mesinos pusė visiškai. Aš nemanau, kad jis ant tiek idiotas. Čia visi podcasteriai protingi, oi, Pangosas Aibys, Mesino lochas. Man atrodo, kad ne. Nes nemanau, kad jis yra tiek blogas, kad nebūtų apskritai 12 ir nėra tiek geras, kiek kai kas įsivaizduoja, tarkim, dar atsimenant. Tu Bartolonį geresnis? Tai... Bet tai tada paprasti dalykai pasitinka, jeigu jam visiškai netinka, jeigu Pangosas yra negyvas, tu nori atsisakyti galbūt to žaidėjo. Negražus būdas, bet galbūt tu nori jo atsisakyti. Tai paliko Orlastą. Forsuoji tokią situaciją, kaip, tai Ertelis, kaip Tarysas Raisas, kažkada, šiandien tų pavyzdžių galim prisigalvoti, kaip dabar Higginsas net nežaidžia iš vis, nors galėtų atrodo žaisti, jis yra nereikalingas. Tai tu nori forsuoti tiesiog tą situaciją, kad jis paliktų komandą. Ir viskas. Bet Milanas su visais taip darydavo, Kalnietis, Gudaitis, irgi būdavo ištrėmimi. Tai nėra labai gražu iš klubo pusės, bet jie nori pasiekti savo tikslą, jiem netinka žaidėjas. Atsimenu, dar netiko, man atrodo, Krūnas Simonas, ar kažkuris irgi buvo ištrimtas, ar Dragičius, man atrodo, Zornas, irgi tas pas buvo ištrimtas. Visi yra pasodina į traukinį ir siunčia kažkur į Sibirą. Kaip tu jį dabar ištremsi taip lengvai, kai perėjimas Eurolygos yra iki sausio mėnesio, tai nenusitrauks. Tai tu nuodėjai, žinai kaip yra, tai yra būna medžiai, kurių kirsti negalima, tai žinai, ką žmonės daro. Nuodėja medį, kad jis nudžiūtų ir tada galėtų nukirsti. Gyvsidabrioje arbatą pabiškį lašinę. Tai čia vat panašiai, nuodėja tą medį, kad atėjus laikui sakytum, o klausyk, nenori pas mus būti, faina, atsisakyk pusės ten 900 000 ir varyk iš čia. Tai aš manau, kad taip ir daroma. Nes jeigu tu žaidži ir sakai, tavęs nereikia, sakai, blemba, te žaidžiu, man algą moka, tai aš niekur nevažiuosiu. O dabar tu sėdi. Bet jis turės pasisekimą rinkoje, nes jį kažkas vis tiek pasims, kai gynėjų visiškai nėra. Dabar, pavyzdžiui, mes matom, kad Duško Ivanovičius Baskonijai reikia dar vieno gynėjo. Sako ispanų žiniasklaidai, naujoko nebus, nes nėra ką pirkti. Tiesiog buvo toks. Tai pala, Šeškus Alkalė tą patį sako. Naujokų nėra, nes nėra ką pirkti. Šeškus sako, nėra ką pirkti, pinigų turim, bet nėra ką pirkti. Bet Šeškus šiam žinai, bet pernai irgi tą patį kartojo. Bet pernai nusipirko ir turėjo grajokų, bet jau taip blogai kaip šiemet, nėra buvę, bet vis tiek žaidžia, čia kažkokia kita tema. Dar apie Žalgirį kažką gerai, nėra Meniko, jeigu Butkevičius krenta vėl mėnesį, ką darom? Lavrinovičius žais po 20 minučių. Tik nesakyk, kad... Nesakyk. Aš juokauju, bet vakar šiaip neblogai ten tą savo atkarpą sužaidė, jokių priekaištų Lavrinovičiui. Kas yra neblogai? Per jį, aš skaičiavau, per jį įmetė 10 taškų. Per Meniką būtų 20. Žinai, būtų kaip būtų, bet per jį vakar 10 taškų įmetė. Ok, vieną išprovokavo Puolime Mirotičių, čia kaip žinai, aš išeičiau ir Devonas Holas, aš atsistočiau senelį ir Devonas Holas į mane važiuotų, skaičiuo, žiūrėk, išprovokavau Holo pražangą. Blemba. Apie tą šaržą dabar labai daug kas kalba, atrodo, taip, kad čia kaip Garnačio įvartis buvo prieš Evertoną, visi kalbėjo 100 metų, tai dabar pražanga Puolime prieš Lavrinovičių. Nežinau, aš neturiu įspūdžio labai. Nes... Dabar jau pražanga laimi prieš Tavareso lipimą, iššokimą į akis Tavareso, ar ne? Jo, šitas epizodas dabar over. Dabar ant top jo, šitas apie šitą kalbėsim. Čia kaip Garnačio ar vienas gražiausių Premier lygos įvarčių ginčiasi Hebra skrienčiam kamuolį, tai mes galim ginčytis ar Tavareso puolimas į akis, ar išprovokuota pražanga. Gerai, tai 5 golų Garnačio įvartis ar ne visų laikų? Taip. Man atrodo irgi taip. Viskas baigiam. Mes nukirtom. Tai ką darom, perkam? Bet kokios pozicijos? Ketvirtą? Trečią? 3-4? Nors jau yra kažkas rinkai. Blemba, nieko, nėra ką pirkti. Nėra ką pirkti. Nežinau, nėra ką pirkti. Aš manau, kad ypatingai trečios, ketvirtos pozicijos žaidėjas, jeigu tu... Akivaizdu, kad tai yra žaidėjas, kuris mažiau bus su kamuoliu. Aš manau, kad čia jau tikrai gali pabandyti rizikuoti su NBA nepasteisinusi žaidėjais. Nėra ką pirkti, jo, ta rinka vis tiek siaura, bet yra kažkoks tai trumpas
žaidėjų sąrašas, kurį tu turi visada kiekvienai pozicijai susidaręs. Čia jau nėra ta pozicija, kur tau reikia organizatoriaus, tu nori patirties ir panašiai, nes antra, trečia, kur dabar Sumneris yra pasirašytas, yra kažkiek tai... Sakai, Sumneris trečiu kažkiek žais, aš manau. Nebūtinai, bet jis nominaliai pagal savo duomenis gali dengti nuo 1 iki 3. Tai nebūtinai, aišku, aš tik tai, kad pagal galimybę, kuris gali žaisti. Tai čia tu gali drąsiai, momentaliai surasti žaidėją, bandyti bent jau kažkokį kūną surasti ir bandyti kažką atsivežti. Aišku, kad tau jo reikės, nes netrodo, kad Butkevičius būtų mažiau nei mėnesis, o per mėnesį be Meneko, be Butkevičiaus dega reikalai ir tau dabar reikia dar 2 žaidėjų, ko gero. Ir šiaip aš irgi sutikčiau, aš galvočiau, kad reikia tiesiog medžio gynyboje, ne tai, kad medžio, bet tvirto vyruko, nereikia ten to ieškoti išplečiančio, nes tokių, žinai, yra vienetai, kurie to priduotų Eurolygoje iškart kažką ir mes matom su tais išplečiančiais, kai būna su Meneku, jis kaip ir išplečia, bet kaip ir atsiima tada prie savo krepšio viską, kad darytų ir gynybą ir dar išplėstų, tai tokie žaidėjai kainuoja virš 1 milijono. O jeigu surastum tiesiog gerą gynybinį tvirtą 4 numerį, tai kaip ir viskas ok. Ir aš dar galvočiau, kad tokį populistinį šausinų reikia Žalgiriui mest tinklus ant Sirvidžio. Jeigu yra opcija, kad ir šį sezoną išsipirk, kad ir šį sezoną, jeigu yra ta opcija, manau, buvo auto palikta. Manau, kad visada yra. Tikrai Sirvidis nesirašė ten tokio kontrakto, kad nebūtų jis išperkamas. Žalgiriui reikia mąstyti apie lietuvius ir kitam sezonui. Dabar, taip, jeigu Butkevičius out, mėnesį 2 Sirvidis gali žaisti ir 3 ir 2 tau perimetrį jau kažką duot, tu dar pasiimi 4, tarkim, kaip sakai, iš G lygos ar iš ten NBA ten tos rinkos ir tu kaip ir užsipildai tą savo sudėtį iki sezono pabaigos. Nežinau, mano nuomonė tokia, kad tai pozicijai pasirašė Sumnerį, dabar jie turėtų nominaliai ieškoti, nes taip logiškai mąstant, čia Sumneris yra vietoj Brazdeikio. Tada... Vietoj Nazo? Aš manau, kad vietoj Brazdeikio, žinok. Bet tai pagal tipažą, tai vietoj Brazdeikio? Vietoj Brazdeikio, visiškai. Ir dabar tau reikia 1 numerio. 1 numeris, aiškiai, bus Eurolygos, nes ir pagal logiką tinka. Jie laukia ant Eurolygos, kaip ir pasakė, 2 rato, kada galės žaisti tiesiog. Tai reiškia, yra laukia į žaidėjo, nes į žaidėjo pozicija yra tokia, kur tau reikia patirties. Tai reiškia, iš Eurolygos žaidėjo. Vienas dalykas, tarkim, Pangosas čia mes, žaidėjas X, sakykim. Ir viskas 1-2 pozicija užsipildo kažkiek ir tau reikia dabar žaidėjo, kuris būtų kietesnis kūnas 3-4 pozicijos iš tose. Tai Sirvidis pagal šitą profilį, mano manimu, šį sezoną yra visiškai nereikalingas. Visi šitie dalykai, ką jūs kalbat, buvo iš esmės iki Butkevičiaus traumos. Ta prasme, jis dabar iškrenta dar vienas 3 pozicijos žaidėjas ir arba tu kenti su trūkumu toje pozicijoje, arba tu perstumdai, tarkim, Sumnerį imi kaip 2-1 ir imi Sirvidį 3-2 ir nusipirki dar 1-4. Aš tai Sumnerio nematau 3 pozicijoje. Aš irgi nematau, aš sakau, jis 2-1. Gynyboje, jo, tai vat būtent, kas yra pozicija? Ar tu gali gintis prieš tos pozicijos žaidėją? Jisai gali iš 3 pozicijos. Vakar Grigonį pastatė, tai gali pult, bet gintis apie gynybą. Aišku, ne. Kai vakar Grigonį 4 pastatė Tamanas, ne? Taip. Tai va, tai čia, žinai, tai čia nėra 4 Grigonis. Tiesiog jo, bet mintis tame, kad pagal kūną jisai žaidėjas dengiantis 3 pozicijas, kaip pabaldė, jis nežaidžia dažnai 3. Kūnas tai. Bet pagal centimetrus, pagal rankų ilgį. Jis gali žaisti 1-3 pozicijoje, jis jo nežais 3 pozicijoje, bet jisai yra tos pozicijos. Bet žiūrint prieš ką, žinai, žiūrint prieš kokius 3 numerius jisai. Prieš, pavyzdžiui, Šilcą, ne, prieš Deką, ne, ten prieš tą patį Musą, ne, Hezonę, ne. Apskritai labai sunku kalbėti, kai jo mes dar nepamatėme europietiškam krepšinį ir taip toliau. Tiesiog, aš galvoju, kad iškritus Menekui ir Butkevičiui reikia Žalgiriui jau 2 žaidėjų šitoje vietoje. Tai vienas iš toks, čia jau perdėliojant visas kitas pozicijas. Per daug legionierių. Reikia lietuvio, reikia Sirvidis, bet kokiu atveju Žalgirio short listo viršų kitam sezonui turi būti 100%, nes pagal žvaigždėse tai yra parašyta. Ir aš galvoju, kad jisai žaisdama, jisai, matom, Giedraitė žaidžia tas 23 minutės ir yra 0. Visiškas 0. Sakyk, ką nori. Polimet 4-5. Nėra jokio indėlio polime. Gynyboje irgi čia kaip įvertinsi, žinai. Mes mėgstam sakyti, jeigu žaidėjas 0 polime, tai gynyboje jaučia lockdown defenderis, kaip sako NBA, ne? Tai
Nu, nežinau, reikia... Buvo gerų epizodų prieš Ilcą, bet buvo ir prastų. Tai nu, tai va, čia toks, žinai, čia kur tai Sirvidė atakuoja visos komandos. Matom, atakuoja visos Europos taurės komandos, Klužo Napoka, vėl tai Mautas, vėl Sirvidis, LKL žaidžia, vėl Sirvidis. Nu, visi atakuoja, tai tu jo negali laikyti 23 minučių Eurolygo ir tikėtis, kad jis tau atgros puolime, ką praras gynybai. Tai čia, žinai. O šiaip jeigu iš tų Eurolygos baseino 3-4 yra 2 variantai. Derikas blogas charakteris Williamsas ir Daltonas Homesas. Daltonas Homesas laisvi žaidėjai. Derikas, jis taip. Ir Ispanijoje yra gerų žaidėjų iš tose pozicijos. Ir Homesas 3-4 šiaip yra. Jis didžiąją karjeros dalį buvo 3, dabar Baskonė 4. Tai Homesas visiškai atitinka profilį. 3-4, pataiko trajeką, kovingas. Gynyboje, nu toks. Visą laiką beveik žaidė Baskonėje. Jo, bet šiaip jisai iki G lygos ir į G lygoje buvo ir 3 ir 4. Tai. Kalbant apie 3-4, tai Kuzminskas dar yra su išpirka turbūt. Jeigu iš 2 žaidėjų vieno reikia teoriškai lietuvio kažkaip, aš įsivaizduoju, kad bet reikia. Palauk, reikia lietuvio. Ar reikia jam lietuvio dabar šitoje vietoje? Palauk, paskaičiuokim. Aišku, kiek tas yra LKL faktorius jiems svarbus. Ką net skaičiuoti? Aš galvoju, kad čia šitam kontekste tai yra mėnesio 2 perspektyvų, LKL'as nėra jiems svarbu. Nėra, aš sutinku, bet žinant Žalgirio visas logikas, kad jie net nori turėti 10 legionierių, čia iš tos pusės žiūriu. Kad... Taip, nes Žalgiris dabar turi 5 su Samneriu. Tai reiškia, o Menikas kažkada pasveiks. Ne? Tai va, tai su Samneriu yra 5, tai reiškia, dar vienas būtų 6, 7 jau netinka LKL-ui. Ir Žalgirio logika tokia, kad kam turėti legionierių, jeigu jisai paskutinį ten mėnesį 2 krapštų nosį LKL-ė. Tai aš nemanau irgi, kad pirktų 7 legionierius. Nebent kažką rasti trumpam laikui. Bet kas dabar rašysis trumpam laikui, kai sezono toks metas, kai arba tu pasirašai, arba tu jau nebepasirašysi iš vis. Tai, blemba, situacija nėra dėkinga. Reikia tikėtis stebuklo, kad ten Butkevičių nieko rimto. Ar dar kažką, žinai, bet sunku. Realiai, kaip sakė, kad jis galima atsilaikyti 2 mačus, tai atsilaikė, sakykime, ne, prieš Olimpiakosą neatsilaikė ten, užmėtė, bet prieš Milaną laimėjo viskas ok. Bet dabar ateina 2 savaitė ir su tokia rotacija 2 savaitė. Gerai, kad tas Samneris atvažiuoja, bet aš galvoju, kad jisai biški dar kosmose bus, dar jisai bus tarptautinį kosminį stotį. Mes matėm, kiek, pavyzdžiui, užtrunka, labai panašaus žaidėjo stiliaus yra Eksumas buvo pernai. Kiek užtruko, ilgai užtruko, kiek užtruko tas pats Brazdeikas. PJ Daužeras, kuris atvyko į grinai Eksumo vietą Partizaną. Kiek užtruko? Užtruko, tikrai užtruko. Kol jisai pradėjo žaisti toks, koks jis dabar yra, nes tai žaidėjai be patirties visiškai. Faktas, turbūt blogiausias variantas yra kviesti žaidėją, kuris yra 1-1, bet jo visa stiprybė yra 1-1 ir jis niekuomet nėra žaidęs Europoje, nes daugiausiai turbūt laiko reikia pristaikyti prie varžovų gynybos, tokio profilio žaidėjų pereinant iš NBA į Europą, nes čia įveikęs 1-1 savo žaidėją, tu po krepšiu sutiksi Milutinovą, tu po krepšiu sutiksi dar bet kurį centrą, sutiksi, kad ir tą patį Heinzą. Ar ten jau reikės tavo sprendimų, kaip tu vertinti situaciją, ar tu pats užsibaigs, ar tu sugebėjai sutraukęs gynybą atlikti perdavimą, čia yra nuo žaidėjo prisitaikymo priklausys. Ir faktas, kad tam dažniausiai prireikia laiko. Šūteris, tarkim, atvažiuotų metikas iš 3 taškų zonos, tai koks skirtumas, trajeką lietėšė ar ten NBA ar Eurolygoje, kas kad ten skiriasi centimetrai, bet tai yra vis tiek metikas. Čia daugiausiai turbūt įtakos turi Europos ir NBA skirtumai. Ir didelis skirtumas yra pirmiausia žingsnių taisyklės traktavimas, o kai tavo pirmas žingsnis yra tavo raktinis dalykas, tai pažiūrėsim, kiek žingsnių bus užfiksuota, nes... Čia Samnerio aktualus dalykas. Tai apie Samnerį mes ir kalbam, Samnerį ir kalbam, kad dabar atvažiavus. Kitas dalykas, kiek traktuoja to kontaktą, fiziškumą, kiek ten rankas kaišiot, pavyzdžiui, NBA, jeigu vien highlightų žiūrint, kartais pro pirštus pažiūrė, vardant gražaus perimto kamuolį, kai kur kartais, neužfiksuoja. Ten biški bam, vakar tokių bam fiksuoja kiekvienoje situacijoje, jeigu tik tai šiek tiek yra tas prisilietimas išmušant kamuolį, iškart fiksuoja. Ir ten matėm labai šipsojasi, kuriam čia mačia Fenerbahče, kur prifiksavo daug labai tokių baudų ir ten įtūdis jūto, kur atrodo, išmušė, arba realiai buvo Kampacas, sako, aš neliečiau jo, nors tu matai, kad ten, čiut per tą ranką yra, kur realiai... Jisai, ten taip su Kampacu, kur neliečiau, tai jisai nusinešė gimauklį. Ne, pirmoji pusė. Pirmoji pusė, taip. Irgi buvo, kur išmušė kamuolį, žinai, ir ten realiai puolančiam žaidėjui daug įtakos neturi, jis tą kamuolį turi, bet tokias fiksuoja. Tai Samneriui reikės daug padirbėti. Šiaip iš esmės man šitas pasirašymas tai patinka, viskas su juo yra gerai, viskas tvarkingai, gal šiek tiek pavėluotas ir tas taimingas tokio žaidėjo atvažiavimo yra žiauriai
nedėkingas ir kad jo reikės palaukti, tai yra faktas, o laiko laukti kaip ir nėra. Tai va čia daug tokių susideda visokių dalykų, kad labai realu, kad greitų metų naudos iš jo nebus tiek, kiek tikimasi turbūt. Šiaip istorija rodo, kad žaidėjų patirtie Žalgirį nepasteisino. Kas pasteisino? Moody nepasteisino, bet... Moody nepasteisino, tada Voltonas nepasteisino prie Šaro. Labai nedaug per istoriją yra žaidėjų, kurie be patirties atvažiuoja Žalgirį pasteisino. Websteris irgi nepasiteisino. Websteris turėjo patirties. Bet Eurolygoje Brasdeikis turėjo bent jau rinktinės, o Menekas turėjo bent Turkijos. Bet kad Europoje nei kiek nežaidė. Samneriu dar vienas toks trumpas dalykas, kad Achilas nuplėštas prieš 2 metus yra vienas dalykas. Achilas tu gali nuo jo, aš nesu specialistas, bet nuo jo atsikelia žmonės. Bet labai įdomu, kiek Samneriui kiša koja kelio problemos, kurios jį lydi nuo Xaviero Univero. Jis pirmą sezoną nusėmė nuo kelio chroniškų problemų, kur didelių skausmų, 6 rungtynės tik tai sužaidė. Ir šiaip apie jo tolimesnę karjerą labai daug buvo kalbama, NBA mažas pikas ir panašiai, kad labai daug koja kišo galbūt tas traumuotumas kažkoks kelio. Gal tai yra palikta kažkur praeitį, kas ten žino, aš nežinau šito dalyko. Nebuvo daug tų traumų, yra NBA labai patogiai, labai patogiai gali pasižiūrėti visas turėtas traumas NBA, nesgi ten reikia fiksuoti traumas, skirtingai negu Eurolygo, kur ateina rungtynės, Nybau nėra. Susirgo. Tai tu broliai sužinojai, kad susirgo likus 5 minutėm iki grajos, komedija kažkokia. Bet kas ironiška, kad per kito žaidėjo traumą į savo didžiausius kontraktus yra nusikalęs, kai Pacers iškrito Oladipo visam sezonui, nusėmė nuo viso sezono ir tada... Tuvai konvertavo normaliai. Jo, ir net 2 metų kontraktą paskui kažkada gavo, pilną jo kontraktą, tai starto 5 žaidė kelias rungtynės, prieš Warriors prisimenu buvo mačas. Tai... Su Necais turėjo žiūri gerą mačą, žiūrėjau. Ir su Necais jo buvo paskutinis šios sezonas NBA lygoje. Tai va, tai toks tas žaidėjas. Ir šiaip man tai labai patinka tas palyginimas su Dante Exumu. Aišku, Exumo gal kūna šiek tiek stipresnis, šito liaunesnis, bet tie ilgi žingsniai, tas pirmas žingsnis, tas kamulio valdymas, tas metimas toks nestabilus, visiškai man Dante Exumas 1-1, kur irgi Exumas Partizanė, jis nebuvo žaidėjas, jis buvo ir 3, ir 1, ir 2, tai labai Samneris irgi turbūt labai panašiai žaidėjas be pozicijos, kur gali dengtis bet kurią poziciją. Įdomu, ar šitą Jabuselę lygiai taip pat efektyviai permestų kaip Exumą? Blemba, manau, kad taip, dar lengviau, manau. No. Bet klausyk, žaidėjas be pozicijos, man iškart Šakilas Kytas, iškart. Žaidėjas be pozicijos. Jeigu reiktų įvardinti blogiausią žaidėją be pozicijos, Šakilą Kyfą. Ir kaip nekeista, kad iš Šiauliuose. Ar ten yra problemų kažkokių? Sakė, kad jie ieškojo centro, nusiperka tą Vanden Pirsą, ten pirdą Vanden kažkokią ir sakė, kad jis yra 3-4 į centrą. Gal užžais dar gal? Duok dievę, bet sakė, centro ieškojo, sakė, agentam, siūskit centrus, mums reikia centro, nusiperka 3-4. Pranešime sakė 4-5. Tai nežinau, ar agentai durniai, ar jie durniai, ar žaidėjas. Nežinau, Šiaulių situacija labai trumpai nukrypti, nes šiaip daug reikalų ir koncentruotą laiką turim. Tai sakau, aš rašiau čia, labai hiperbolizuojant stipriai, aš neblogesnę komandą tikrai surinkčiau, man atrodo. Aš neturinti, aš nežinau, kaip perkami žaidėjai, su detalėm, aš žinau, kaip procesai vyksta, bet aš nežinau su detalėm visko, aš nebendrauju su agentais kiekvieną dieną. Aš atėjęs surinkčiau geresnę komandą. Aš manau, kad Danas Kriaučiūnas geresnę surinktų. Danas Kriaučiūnas surinktų 2 geresnę komandą. Ta prasme, aš neįsivaizduoju, kaip buvo pasirašytas Kytas. Tu jį matei Prienuose, tose 2 grajose. Prienai tuo metu buvo paskutinė LKL komanda, jis jiems netiko, sužaidė 2 mačus apie nieką ir išvažiavo. Tu dabar jį pasiimi pas save. Kokia logika, kaip įmanoma? Aš turiu menį geresnę komandą, kai aš turiu milijoną, nes jie turi milijoną. Tai aš ir be Realiai, baisu tiesiog. Ir Benetas Vanderplasas atvyksta, pažiūrėsim, ką jis moka, bet sakau, sakė, kad ieškojo centro, nusipirko 3-4, o pranešimai sakė 4-5. Bet čia bus prikolas, jeigu Šiauliai liks paskutinį ir krisi ant KL. Aš manau, kad Milašius išmes gelbėjimus į ratą. Nors žinai, čia buvo ta teorija futbolo lygoje, kad Nevoina lygos prezidentas išgelbė savo komandą valdomą, Riterius. Bet kaip matom, taip kol kas neatsitiko. Kol kas. Gerai, tai apie Samnerį pakalbėjom. Ir apie Riterius tiek. Jo, apie Riterius ir Samnerį tiek, ne? Tai va, pažiūrėsim, kokie sprendimai bus Žalgirio, kokie iškritimo terminai, nes kitaip tai, labai... Intensyviai, jau dabar tai intensyviai stebės rinką. Blemba. Čia anekdotas biškai buvo tai rinkos stebėjimo. Bet tikrai negali laukti mėnesio be tų žaidėjų. Jeigu Butkevičius, pavyzdžiui, iškrenta mėnesio, vis tiek negali laukti. Tai ir Butkevičius, ir Menekas mėnesis. Vis tik
persipinančios pozicijos, žinai, Butkevičius, jeigu būtų sveikas, tai Ulanovas stumėsi į 4, kažkiek daugiau žaidžia pasistumdo. Dabar susijusios pozicijos, tai ką Ulanovas pozicijas dengs. Bandom. Tai Danielis Lavrinovičius. Bandom. Turėsim daugiau highlightų. Šiaip realu. Blemba. Ir dar tas Dimšos toks petys pusiau negyvas. Vakar tą trajekę pataikė, kur labai sudėtingas, labai svarbus, bet taip matosi, kad, taip šiek tiek nejaukiai jaučiasi turbūt. Čia, žinai, kaip nežinau, atėjus ne į savo vietą toks. Drąsiai ten ėjo į kontaktą, ten išmušė kamuolį jo, bet kažkaip visai, kad žiūrint į tą galvoju, blemba, kad tik tai čia nieko nebūtų. Čia turbūt kaip Evansui grįžus po traumos žiūri po kiekvieno judesio, ar čia nebus kažkokio vėl, žinai. Tai, situacija avarinė, bet sugebėjo laimėti, tai čia dar labiau. Ką Alba pasiima, ar 6-6, prašau, geras rezultatas. Dar tą Albą pasimti reikės pasimti, o po to Monakas atvažiuoja, kur irgi... Reikės pasimti. Su Samneriu. Bet aš nemanau, kad kitą savaitę kažko sulauksim. Apie papildymą. Nenupirks taip greitai to 3, 4 ar dar kažkokio, bet šiaip pažiūrėsim. Gerai, kas toliau? Šnipinėjimo skandalas sostinėje. Detektyvai išaiškino. Gautas pranešimas, kad Vilniaus SG arenoje Dedošas, kaip sako Orlandas Irutė, šnipinėja Prometėjaus komandą. Atvyko pareigūnai, išgirdo paaiškinimą, kad telefonu klausėsi minutės pertraukėlės. Nesąmonė skamba, ne? Man tai čia, nežinau, absurdiškai tas Patrų toks pareiškimas. Čia tas pats, kas skųstis, kai tave telefoniniai sukčiai apgauna ir tu pats pervedi jiem 10 000 neturėdama. Žmonės duoda pinigų jam. Tu neturi sūnaus, tau parašo, kad sūnus avarija ir tu pervedi pinigus tai ir paskui eini skųstis. Tai va čia panašiai situacija. Bet klausyk, tu turi 2 dukras, užaugs ir gausi, kad bent jau viena pateko į avariją, tikrai tave apgaus. Nes tikimybė didelė labai. Tikimybė jau 2 didesnė negu neturint dukros. Tavo Patrai dukros neturėjo ir vis tiek pasimojo. Tai man čia toks skundimasis jų štai vietoj, kad tave išmaudė, tai išmaudė, tai pasimokyk iš tos klaidos, ką aš žinau. Čia kai man vakar paskambino, priviet Vilius, Eta Valerijus, kriptovalut.org. Aš tai siunčiu. Kiek sumerkiai jau? Ne, aš kart. O tu siunti ar padėdė ragelį? Ne, aš pasiunčiau ir padėjau ragelį. Bet tu pasakai, įdzysi nahui. Ne, aš pasakiau, nahui ir padėjau ragelį. Nepasiunčiau realiai, bet... Bet reikia visai, ką prieš tai sakant sakyti, gerai mane girdit, хорошо слушайте, да, знаете, идите вы. Ir tada, kad tikrai gerai girdėtų, maža ten buvo nusisukęs nuo ragelį ir tu pasakėlis neišgirdo, po to galvos, kodėl tu padėjai ragą. Na, tai va. Užblokuo tokius. O aš taip, ką, tai pagrindinis šis dalykas yra toks, kad jeigu ir kažkas tai buvo, jeigu Dedas iš tikrųjų klausėsi, jeigu taip ir buvo, nėra draudžiama šitie dalykai. Tu gali žiūrėti transliaciją. Tu jau padarai tyrimą. Eurolygai. Čia buvo Asvelio kažkada treneris ar Valencijos, kažkuris iš asistentų. Taigi buvo Telekomas skundėsi Čempionų lygoje toje pačioje. Bonos Telekombaskas su finalas, kai buvo, skundėsi, kad žiūrėjo jų varžovų Unikachą. Jo, bet... Unikachą skundėsi Boną. Esmė yra ta, kad nedraudžiami šitie dalykai. Tu gali žiūrėti, taisyklės nėra reglamento ten. Aišku, kad kas filmuotas, ko mes kalbėjom, kad ten derinių lentos negali filmuoti, yra tam tikros taisyklės transliuotojų, bet iš varžovų pusės jie gali pasijungti transliaciją, gali klausyti, jeigu taip ir buvo. Tai ten Žibėnas, aišku, aiškina, kad jie tiesiog gerai pasiruošė ir jie to derinį žinojo. Šiaip teoriškai mes nesužinosim tiesos, nes vaizdinių įrodymų nėra. Tai nieks nesužinos, jie žiūrėjo ar ne. Tai garbės nedarantis reikalas būtų Rytui, jeigu žiūrėjo, bet... Kodėl? Aš sakyčiau, garbę darantis protingai padarė. Smart. Jo. Nematau čia nieko blogo. Gali būti, bet taip iš krepšinio pusės, ko gero, iš taip jau džentelmeniškos pusės nedaro, ko gero, garbės tokie dalykai pasiklausyti kito, žinai. Iš esmės po defaultu. Tai žinai, kaip žiūrėti varžovo treniruotę per kubo kamerą, apie ką mes esam kalbėjom. Kur jo, bet matai, čia draudžiamas dalykas. Čia draudžiamas, ta prasme, tu gali filmuoti, čia nėra draudžiama. Bet žinai, nieks nepagaus. Elementarus dalykas, tik aš Mykolui parašiau režisieriui, sakant, tai treneris, Eurolygoj ir Europos tauriai treneriai gali vieną kartą neleisti filmuoti jų minutės pertraukėlės. Iš esmės, iki 4 kėlinio, kai paprašai, komanda, kuri paprašo minutės pertraukėlės, yra rodoma ne į oponentai, toks yra nesustarimas, o tokia yra tvarka. 4 kėlinyje jau rodoma ta komanda, kuri paprašė minutės pertraukėlės, bet vieną kartą asistentas gali parodyti operatoriui, kad ne, mes šitos minutinės pertraukėlės neleidžiam filmuoti ir viskas, operatorius atsitraukia. FIBA čempionų lygoje tokio nėra susitarimo, tokio nėra, bet, kaip sakė, irgi
gali asistentas parodyti, kad nefilmuoti ir niekas ten tikrai nelips. Nemanau, kad Tomas Ruminas ten sakys, aš einu filmuoti, man liepia filmuoti ir perlipsiu. Nestumdykit manęs, nestumdykit. Nu, kai kurie operatoriai gal ir galėtų mūsų, bet... Tai vat Čanakas turi tuos bairius, kad jis neleidžia filmuoti savo jokio taimauto praktiškai. Nu, blemba, apie Čanaką dar pakalbėsim, vėl man flashbackai, Čanakas po rungtynių sudeda rankas ir agresyvi stojkė tokia, kur teisėjai bėkite rūbinė, nes Čanakas pastatė savo stovėsiną tokią. Dar pakalbėsim apie stovėsiną ir panašiai. Tai gerai, tai Rytas, aš irgi negalvoju, mesgi kalbėjom apie tą dilėjų ir aišku, bet kad ten vos ne 50 sekundžių GO3 atsilieka nuo realaus vaizdo, bet FIBA rodė, kur nėra tokio atsilikimo didelio, beros 10 sekundžių tai FIBA platformai, dar graikai rodė, ten gal nežino iš vis tai. Galų gale, dar paskutinis apie šitą, tai jau tu matai, kad Žibėnas paprašė atsakomojo taimauto, tai faktas, kad jis ar pamatė tavo išsidėstymą, kaip sako Žibėnas, ar kažkaip tai tu irgi mąstyk ir padaryk iš pistuką, sužaisk kažką kitą, turi vieną variantą. Bet nepaskelbė niekas, kad tai buvo oficialus, nes aš kiek žinau, vakar iki 5 valandos nebuvo gauta FIBA. Joks protestas, joks raportas, joks skundas, nieks nebuvo nei oficialiai, nei neoficialiai. Nieko nebuvo. Tai žinai, o ką tu ten, jeigu FIBA parašysi, bet neturi įrodymų, tai sunku. Aš pas vakar atsisukau tą visą reikalą, kiek rodė kameros, nesimatė, kad kažkas telefoną turėtų, ar kažkur žiūrėtų, ar kažkas iš po skvernelių ten trauktų kažką, nieko nesimatė. Tai nežinau, skvernelis gal buvo. Žibėnas paklausė, ką daro dėdas, palauk. Iš po skvernelių. Žiūrėjo. Sako, ausinė netraukia, negirdžiu, pritildykit tribūnas, to šokėjo, taip garsiai čia šoka. Ne, geriausias bairis įsijungia Dedas transliaciją, įsijungia GO3, nori pasiklausyti. Žilva. Čia tas momentas, kur aš rašiau, aš rašiau, nes atmosfera pasikūrė fantastiška. Tai prasme, ten ar Belačiao, ar pagal tą kiek konfusionė, ten tas skanduotės, ten tikrai norisi paklausyti. Žilva analizuoja viską, duoda jis ir užsivedęs. Žilva sako, duosiu paklausyti ir neduoda. Jo, duosiu paklausyti, bet neduoda, kad treneris paklausyti. Dedas išsidės sunerva, Tai negalėjo Dedasgi išgirsti. Tai tada tikrai buvo per FIBA nebent. Tik dabar gerai priminė. Tiksliai, Žilva. Žilva išgelbėjo. Ne, tai neišgelbėjo. Realiai jis gal tyčia taip daro, žinai. Realiai galėtų analizuoti, kas dirbs gynyboje. Viską keistis gynyboje. Viską keistis Vilniečiam gynyboje. Antras darinys. Antras darinys. Gerai, apie pačias rungtynės, tai atrodė, kad jau Rytas gali pralaimėti. Šiaip man labai keista buvo, kad taimautų neėmė nei vienas, nei kitas treneris, nors jų turėjo sočiai, turėjo bent po vieną lemiamąsią minutėse Rytas. Žibėnas paliko įsispręsti, kai buvo minusas, paliko patiem. Tas pats Prometėjas irgi paliko pats įsispręsti iki paskutinės atakos. Man tas žiauriai keista, kodėl nebuvo įmami taimautai. Bet Masiulis ten labai svarbu įmetė ir Džikovą, aišku, tas prasiveržimas geras, įimas į kūną, viskas logiška, bet šiaip tokia pergalė, kur gerai, nėra atsirevanšavimo, nėra, nes vienodai, bet pagal bendrą plius minus. O bendro plius minus tai dabar reikia Opavą ten ant 100 atkratyti, nes kitaip... Jo, bet aš turbūt įsivaizduoju, kad nėra ten didelio skirtumo likti ant 3 ar 3, vis tiek yra pagrindinė esmė, ar yra šansų kovo dėl pirmos vietos. Jų kaip ir yra, bet kaip ir nedaug. Reikia, kad Dižonas gautų abi, ir ta prasme ir nuo Patrų, ir nuo pačio Ryto. Ir aišku, Opavą sutriuškina ir Rytas yra Patrai, čia kas be ko, ir tada ten plius minus žiūrisi. Jeigu neklistų, Dižonas yra 8 laimėjęs prieš Patrus, tai Rytui norint pirmos vietos, iš esmės reikia laimėti prieš Dižoną kokiais 8-9 taškais ir tikėtis, kad dar ten irgi nebūtų didelio skirtumo, nes tarkim, Patra, jeigu sudaužo 20 taškų Dižoną, tada jau žinai Patrai šoka į pirmą vietą. Matematikos yra, nes 3 komandos turėtų 4-2 ir skaičiuotus... Kitaip tariant, mažai šansų, kad pirmą vietą. Paprastai. O skirtumas, matai, skirtumas prieina varžovas. Tai A grupiai kol kas Unikaha 3-1, toliau eina Lemanas 2-2, Peristeri 2-2 ir mūsų gerai žinomas Sombatėjos Falko 1-3. Tai ten Unikaha turbūt pirmą vietą paims. Taip, jeigu ne Unikaha, tai ar Lemanas, ar Peristeri, aš dėlio skirtumo nemanau. Nematau, vieni Prancūzijoje straglina, kiti... Lemanas tą patį Unikaha tą pačią yra pasigavęs namie. Man geriau šiaip, man realiai geriau... Peristeri būtų geriau. Man
Peristerį, gal Vasilis Panulis ten turi visiems pretenzijų. Pirma vieta, palauk, dabar išeina tiesiai į kitą etapą. Tai Malaga tenais išeis į kitą. Su Malaga tu neturėtum jokių šansų. Rytas palaidotas prieš Malagą, nes Malaga blemba gerai. Bet Malaga, jie turi vieną pralaimėjimą, kaip ir sakai, bet jie vis tiek ten greičiausiai liks pirmoje vietoje, jeigu ne, tada problemos. Ir ką, Rytui reikia tiesiog tos pergalės būtinai prieš Dižoną, kuo didesnių taškų skirtumų. Šiaip visiškas highlightas spaudos konferencijos, Erikas Petrikas, Vilius gerai pastebėjo, sako, kiek galima kentėti tą Horsbį, jūs atleisite jį ar ne? Kitaip, trumpai tariant, šiaip sakau, Petrikas toks labai užlaikytas, kultūringas, išlaikytas vaikinukas, toks jaunas dar žurnalistas, mažiau patyręs, bet rėžė prie jautrios situacijos, nes Žybasgi ką tik ant Hornsby, dėl klausimo už Hornsby yra užpykęs. Ir dar po tokių rungtynių. Ir dar po tokio mačo jisai paklausė, kiek dar kentėti galima. Taip, nes Hornsby, kiek tikrai kentėti galima, 9 minutės 2 taškai, bet sakau, jo pasitikėjimas, jo kuo toliau, tuo labiau mažėja. Ir ten Žibėno kalbėjimai viešai, kad mes čia tikim visais žaidėjais, čia yra toksai dūmų sklanda ir viskas, jeigu 10 minučių. Nėra ką. Taip prieš Vilkus irgi 10 minučių žaidė ten 9, tai realiai Hornsby jau tampa mitrų longu, kur kuo toliau, tuo mažiau minučių, gal to visai nebegal. Tai gerai, kad Normantas sužaidė geriausias rungtynės kol kas šitą sezoną, tai to Hornsby taip stipriai netruko. Bet tritaškai vėl 6-2, toliau niekaip. Bet jiem neina pramušta SG arena, aš nežinau, ta prasme čia... Aš labai nemėgstu, kai pasakoju apie areną kažką. Gal čia ne arena, gal ne arena, bet nepataiko. Tiesiog nebent Žemelis įtaisęs kažkokius tai lankų drebinimo aparatus. Su Maslobojevu ten jo, bet man nepatinka arenos faktorius. Ta prasme, aš sutinku, kad tai maišo, kamuolys visada irgi maišo. Visi, ką žaidė krepšinį, žino, kad lankai kitokie galbūt maišo, krepšys maišo. Jeigu tu nori būti on top, turi žaisti visur, čia nėra jokio pasteisinimo, turi pataikyti visur, turi susimest, sužaisti visur. Tai čia negali būti pasteisinimas arena ir ten irgi kažkiek gausi papūstai po Žalgirio, Normantas ten buvo paklaustas apie tai, jis paminėjo, bet jis pasakė, kad aš nesiteisinu iš esmės, nes visi supranta, jeigu nori žaisti, jeigu nori laimėti kažką pasiekti, turi žaisti visur, čia nėra tų žaidėjų, SG savo arenui, Ir šiaip dar vienas momentas irgi iš konferencijos ir iš rungtynių. Žibėnas, aišku, pasidžiaugęs ir galių kokybę ir tikrai galima nulenkt galvą už tai, kad ant tie 3000 sukūrės ir tikrai buvo smagu, bet vis tiek man norėtųsi, kad Rytas kažkokiu būdu bandytų pereiti didesnę kiekybę, kad bandytų prisivilioti tą neutralesnį faną, neutralesnį gerbėją. Dabar toks Jie daug darbo Vilniui įdeda, man atrodo. Aš matau daug. Matai, aš galvoju, kad čia susijęs su rungtyniu su Wolves, tarkim tie ir tas B tribūnos lipimas į VIPą, į ložę ir visa ta priešprieša sutelkia dabartinius sirgalius, tuos kelis tūkstančius, kurie yra, bet jie tarsi kažkiek galbūt atbaido tą neutralų žiūrovą nuo klubo. Čia yra toks mano pasvarstymas apskritai apie tą Wolves Ryto, galim trumpai labai greitai pakalbėti. B tribūna padarė žiauriai didelę klaidą su tuo lipimu į ložę, mano nuomonė. Ta prasme, jie vis dar neįsisavinę, kad jų varžovas šito vietoje nėra ultros. Jie įsivaizduoja, kad, tarkim, tenais ložiai sėdi Green White Boys, Sakalai ultros ar Pietų ketvirta ir jie įlips į VIPą ir kažką padarys. Ką tu į VIPą lipęs padarysi, susimušti su Maslobojevu. O dabar Vulsai gavo tą, ką norėjo. Ryto fanai save šiek tiek diskreditavo plačiosios visuomenės akise ir tai šiek tiek atbaido tas didžiasias masės. Aš taip galvoju, tai ko reikėtų palinkėti, galbūt B tribūnai šaltesnio proto šitoje situacijoje. Jiems reikia suprasti, kad Wolves nėra ultros, Wolves ir gali nėra ultros ir su jais reikia kovoti šiek tiek kitokiais būdais ir šiek tiek daugiau išlaikant šaltą galvą, nes, kaip ir sakau, ką tu pasieksi įlipęs į VIPą, ką tu ten padarysi. Tai ir visa tai detalė po detalė susiveda, kad kokybės Ryto dabartiniai sirgaliai turi labai daug, bet kažkiek tai galbūt trukdo augti masiškumui, nes pasižiūrėkim dabar į lankomumo skaičius, Europos tauriai Vulsai nemokamai kaip nori, visus tuos faktus žinom, išdalinant, varant varu sirgalius į areną, bet jų surenka daugiau negu Rytas į Čempionų lygą. LKL Rytas turi šiek tiek didesnį lankomumą, bet iš esmės tik dėl to, kad ir su Wolves, ir su Žalgiriu jie žaidė jau namų, ir su Lietkabeliu namų maču žaidė pirmam rate. Tai net nebijoju, kad Wolves
ilgam ranė, ilgoje distancijoje lankomumo aplinks net ir LKL Rytą. Tai jo, čia yra problema. Aplenks, jie dalina bilietus, o Rytas pardavė. Čia visiškai didelis skirtumas. Jie dalina bilietus. Bet niekam tai nebus įdomu, matant bet skaičius. Bet mes apie skaičius kalbam, tai prasme skaičių kiekis. Aš suprantu, aš viską tą suprantu, kad Wolves tokią turi taktiką. Tai nesvarbu, kam įdomu, kam ne, tiesiog skaičiai skiriasi dėl to. Reikia Rytui kažkokiu būdu stengtis, ar pritraukiant irgi mokyklas, ar mažinant bilietų kainas, bandyti išlaikyti tą labiausiai lankomos Vilniaus komandos. 3 štukės, tai tu padalinktų bilietų, numatai, kad neperka. Nu kas iš tų tuščių tribūnų? Žinai, pavyzdžiui, Eurokapai, Eurokapai visiškai vienodai, iš kur pas juos žmonės. Eurokapas mato, priėmėm naujokus, žiūrėk, žaidžia, neblogai, žiūrovai eina, mum liuks. Čia yra esminis reikalas. Visiškai stingu. No. Gerai, Rytas gali džiaugtis, dabar Benkunskas yra, tarkim, Vilniaus meras, tikrai labai minimalų šansai, kad šitą savivaldybę perskirstytų finansavimą ar Vulsus pradėtų remti, kad ir kiek Guoga ten norėtų, bet valdžia ir Vilniui keičiasi, Kaune tik niekada nesikeičia. Guoga Blėnius kalba absoliučiai. Jo, tai čia faktas, bet... Žinau, kokia minulio fazė. Tai jūs tim Guoga, tim Gudelis. Ateitų dabar kita valdžia ir ateina 2 Vilniaus komandos dėl biudžeto ir sako, palaukit, pas mus sirgalių tai daugiau renkasi, kodėl jūs jiem duodat, o mum neduodat. Tu galvoji, ten kažkam labai bus įdomu, kad jie išdalina bilietus, o jūs ir galiai labai gražiai dainuoja. Kol Benkunskas valdžioje bus įdomu, bet keičiasi valdžios. Taip, tai aš vat ir sakau, kad vis tiek reikia Rytui bandyti išlaikyti ir tą kiekybę. Kokybė super, viskas zaibės, viskas labai gerai, bet pagalvot, kaip kiekybę aplenk Vulsus irgi reikia. Nes, elementarus skaičius, 5000, 3000. To fakto, žinai, kad skaičiai, tai skaičiai jo, bet jie dalyja bilietų, žinai. Tai čia ir tau reikia galvoti, kaip tą sužaisti. Tai tu irgi gali išdalinti čempionų lygą, aš nematau jokių problemų. Dabar pačiam maloniau būtų rungtyniauti, duok sporto mokyklom dar kažkam, padalink, nežinau, tai nereikia daug. Paimk 2000 bilietų ir išdalink 2000 bilietų, tai jau bus 5000, ne? Tai nereikia ten kiek nori. Nerašyk grupsus, duodam bilietų kiek reikia. Nerašyk kiek reikia. Ir būtų gerai, kad ateitumėt. Ir be atributiko Žalgirio. Nors ir palaiko Žalgirį, ateikit be Žalgirio atributikos. Nereikia tokio, bet tiesiog. O šiaip apie tos skaičius tai Rytas ir LKL 10 pagal 3 pataikymą. Tai čia SG Arenos faktorių galima taip, žinai, biški palikti šonę. Nors ir ten labai neina. Tai gerai, Ryto dar lauks Dižonas, dar Opava liks, dar bus reikalų. Nors čia vienam podcast'e tokiam susijusiam su dangum, kas sakė, kad jeigu Rytas pralošė, baigėsi pasirodymas čempionų lygoje. Ai. Matai, kai grupė yra Opava, tai tas čempionų lygoje pasirodymas niekaip negalėjo baigti. Aš vis tiek galvoju, kad Nevėžis yra geriau nei Opava, jūs manęs neįtikinsit, blemba, nie pro kur. Bet dabar pasistiprino Townsų. Ne Karlo Antony, bet tas, kur žaidė pasvalyje. Tai LKL po 9 taškus metė. Prašau. Tai solid, jau ką. Gerai, Lietkabelis. Labai gerai sakė, kad Vilius buvo įsikūręs, ten beleką darė rungtynėse Lietkabelis Klužano Poką. Bet kai buvo įsikūręs Rokas Grajauskas, man atrodo, kad ten, jeigu ne nacionalinis transliuotojas, o, pavyzdžiui, GO3, tai būtum išgirdę tokių žodžių ant teisėjų, kad jis buvo įniršęs? Jisai buvo įniršęs, jis ten pradėjo tokiais svaidytis, kur man atrodo, kad... Per GO3 žiūrėjau. Man atrodo, kad jeigu ne Rytis, jeigu ne LRT, tai būtų viskas, tai būtų buvę, žinok, labai blogai. Aš nežiūrėjau dėl to, kad aš nekenčiu delėjus, man labai nepatinka delėjus, man... Aišku, nesurašinėjo, tai dzin man. Na, žinai, Tai, kai ten sprendimai, pavyzdžiui, tas techninės duotė, ne, Maldūnui ten tą 5 techninę, ne, numojo ranką, už ką tu tą 5 techninę duotę. Čia nesąmonė buvo. Nesąmonė, tai, jo, ten, žinok, buvo už ką užsikurti, bet mačiau, kad komentaruose žmonės sakė, kad ir Vilius buvo labai užsikūręs, tik nežinau, ar dėl teisėjo, ar dėl kitko. Ne, Vilius daugiau, aš Viliaus klausiau, tai Vilius dėl emocijos gerai padavė. Techninė pražanga, aš jo irgi sakiau, kad visiškai šūdas. Absoliučiai šūdas. Ten dėl pačios pražangos tu gali kalbėtis, ten buvo ar nebuvo Maldūnui, bet... Čia dar kartą Maldūno diplomatija, aš tai ten būčiau, nežinau, apšėręs viduriniais pirštais, ten viskuo genitalijom, ko tik tai galima, bet Maldūnas tiesiog, jo nusistebėjo, taip kažkaip nusijuokė ironiškai, bet, išlaikytai labai išėjo. Iš vis už nieką išvijo iš aikštelės, numojo ranką. Keli švilpukai buvo tokie išėlės, kur nublemba apie nieką. Ir pražangų traktavimas skirtingas, kažkoks abi pusės. Relikui viena nesąmonė visiškai buvo sušaukta. 2 kartus 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 2
Teisėjautai rumūnų pusė, aš galvoju, taip. Bet negali sakyti, užbėgu už akių, kad buvo keli momentai labai nepatinkantys Šanakui ir su priežastim nepatinkantys. Bet, pavyzdžiui, Maldūno išveimas, tai čia faktorius. Taip, faktas. Ir ta tokia durna techninė. Šiaip, ir Čanako po rungtynių aš jau žiūriu, Čanakas jau rankas sudėjęs, piktas veidas, žvilgsnis į teisėjus. Ir aš puikiai prisimenu, kai pečių buvo nuskintas žibienas, tai labai panašiai po rungtynių atsimenu Čempionų lygoje ketvirtfinalio atsakomųjų ar aštuntfinalio atsakomųjų su Saragosa, kaip tik po tų rungtynių nutraukė sezoną Korona iš vis. Prancūzijos teisėjas irgi sulaukė tokių stumdymų pečių, bet jis nekrito kaip žibienas, nusprendė, kad flopo nereikia, nes nieks nemato. Tai... Nusprendė, kad aš stovėsiu vyriškai. Jo, jis stovėjo vyriškai, bet taip, žinai, tu eini tiesiai, o žmogus tave eina iš šono ir taip, labai, labai įspūdingai atrodė. Tai nežinau, gal šį kartą irgi buvo kažkokių ten užpuolimo teisėjų, nematėm, bet buvo labai piktas Čanakas, bet buvo jie abi pusės nesąmonė, ten tarkim, kur Aurelikas 3 baudos metė, pardavė, ten nesąmonė. Aurelikas labai gražiai, kas nežino Aureliko išteisyti, ta prasme, jis tuos kovoja dėl kamulio taip gražiai parduoda, aš kiekvienose rungtynėse būna po du jo tokius gulbė šokius į priekį ir arba teisėjai pakimba ant jo arba ne, čia pakibo, porai situacijų irgi. Kas kalbant apie pardavimus, tai reikia kalbėti apie Stefaną Birčevičių, tai aišku, jo niekaip neparduosi, bet tai yra kosmosas, tai yra kosmosas, tai yra atvira, tiesiog birka, ta prasme, tai yra blogai. Taip. Ir jeigu mes neturim Popovičiaus dabar, kaip mes, tai Lietkabelis. Hadžibegovičiaus iškrito, žais, bet susirgo. Visą sezoną, tai kosmosas kažkoks, kaip jis blogai atrodo. Jis turi vieną aiškę stiprybę, ką jis turi pridėti šitai komandai, puolime, kalbu apie puolimą, metimas. Jis pataikęs tritaškį yra šį sezoną? Ne, LKL yra įdūręs. LKL, Europos taurė 0,4 dabar. Europos taurė jis yra 0,7, štai tai. 0,9 vyrai, 0,9. Jis 2 rungtynės sužaidė Europos taurė. Trejas, taigi yra total statistika, Viliau, jo papa. Prieš Turk Telekomą 0,2, prieš Vroclavą 0,3. Prieš Turk Telekomą žaidė. Praganiau šitą mačą. 0,9, košmaras. Sirvidis irgi prastai pradėjo Storekas, paskui sušaudė, aišku, čia šansų mažai, kad taip atsitiks. Šiaip Klužo Napoką ištempė DJ Seeley ir Jerry Lasedi. Tai individualus talentas. Taip, ir jų sugebėjimas patirtis parduotas, pražangas parodyti, pakišti. Ten vienoje situacijoje irgi, kur užkišo ranką DJ Seeley ir pats kėlė į viršų. Čia toks labai jau toks senovinis, nes dabar jau teisėjai labai žino tos bairius ir neduoda. Bet šį kartą vėl duoda tą pražangą Aurelikui, kur DJ Seeley pats inicijuoja, pats įkiša ranką, tada tu neturi kur dėti, tu trauki ranką, jisai pakelia į viršų, viską, žiūrėk, bauda. Nesąmonių ten tokių buvo, aišku, bet neteisėjai pralaimėjo. Jo, bet kokiu atveju, matant Lietkabelio irgi problemas vis dar esančias, tai kaip Lietkabelis sugebėjo išvyko su tikrai talento turinčią komandą pakovoti ir vėl sugrįžti per 3 minutėm likus iš 8 taškų ir kabintis. Ir apskritai tas Lietkabelio žaidimas, man patiko. Puolime, kaip judėjo kamuolys, tie ekstra perdavimai, tas žinojimas, kur atakuot, kur mušt, kur nusiųst kamuolį, viskas buvo vietoje, vėl išnaudojamas gerai Aurelikas, vėl gerai juda be kamulio Sirvidis, viskas buvo gana kokybiškai, tiesiog Kuržovai turėjo Seeley ir turėjo Edit, kurie ir ištraukė pergalę. Ir dar kitas dalykas, kad buvo labai, ypatingai antroje pusėje, labai daug prastų sprendimų, kvailų sprendimų Lietkabelio atakose, daug tokių kvailų klaidų, kas iš esmės leido bėgti Klužui. Ir tas užbėgimas lėmė, kad kelis kartus atitrūko taip, kad vėliau Lietkabeliui teko vytis. Tai čia ta disciplina gal kažkiek buvo pamesta, bet vėl mes, jeigu kalbam apie kvailas klaidas, mes turime omeny, kad šitą komandą neturi pirmo numerio. Sabeckis, gerai, jis dabar žaidžia visai neblogą atkarpą, bet šitas mačas buvo katastrofiškas Sabeckiui. Tada, nėra kam. Viskas. Ir antroji pusė jo neleido praktiškai iki pat pratęsimo, man atrodo. Pratęsime tik tai išleido, kai jau antroji pusė neleido. Varnas Lelevičius žaidžia. Tai mes turim didelę problemą čia šitoje vietoje. Ir pralaimėjimas visiškai normalus ir sakau, kažkaip ir žmonės, man atrodo, Lietkabelio ten kažkaip permečiau tos komentariukus, dar kažką tai pačiuško, tokia nuotaika, kad tikrai sukovojo ir ko tu daugiau gali reikalauti, nes spaudžia Maks kol kas. Čia su tokia, tu turi negyvą Birčevičių, tu neturi valios, blemba, nėra dar Bičkauskas, Sabeckis negyva šitą mačią. Ir du aukštaugiai, Hadžibegovičius ir Popovičius iškritę, tu žaidži su Birčevičium, kuris, kad ir duotų tą trajeką, jeigu susimėsų šiek, gynyboje jis yra rėčių,
Tai minėjau. Taip, aš kalbu apie priekinę liniją. Čia dar 2 žaidėjai, kur labai trūko, Slavinskas jau tau duoda daugiau negu Birčevičius iš aukštūgų. Tai tikrai pagarba Lietkabeliui, kad su tokios sudėtim sugebėjo būti kovoje dėl pergalės, o Deividas Sirvydis, man apskritai, jau šiuo metu praktiškai yra įrodęs, kad gali kilti ir į aukštesnį lygį, kaip labai talentingas žaidėjas puolime. Gynyboje taip, jį muša, jį atakuoja, bet tai yra skoreris. Gana aukšto lygio jau dabar, mano galva. Ir tas jo pasitikėjimas, čia daug kas kalba, ar reikėjo toj G lygoje, toj trintis NBA, man atrodo, kad pridėjo jam to tokio naglumo sveiko, to noro žaisti 1-1, tapo tokiu tikrų skoreriu. Taip, bet kaip tu sakei, gal į Žalgirį, bet gal dabar tokio profilio nereikia, bet kitam sezonui, taip, tai tikrai čia, jau žinai, jeigu, pavyzdžiui, rinktis ar Dovydą Giedraitį ar Sirvydį, tai aš nežinau, statau visus savo pinigus į Sirvydžio pusę, čia net nėra ką kalbėti. Šiuo metu tai yra arčiausiai Eurolygos, mano galva, esantis lietuvis, nežaidžiantis Eurolygoje, nekalbant ten apie Kuzminską, apie ten Gudaitį, kur tarkim, nenueinantis, bet buvę to Eurolygoje. Šitų žaidėjų, kurie nėra žaidę Eurolygoje, Sirvydis turbūt yra arčiausiai to. Jo, ir šiaip Lietkabelis, ta tokia ramybė žaidime, tas dalinimasis kamuolį, visi žino, kur turi nubėgti, visi paduoda tą perdavimą, visi tokie ramų, žinai, nepaisant, irgi -17, ten jau antroji, trečiam kėlinį Rokas su Ryčiu kartoja, neišjungti televizoriaus, čia dar bus įdomu. Ir iš tikrųjų nereikėjo išjungti, nes po 2 tu galėtum išjungti, prasidėjo 3, tai čia gal pusikabins kažkur kažką, bet nieko panašaus, ne tai, kad užsikabino, bet pasivijo ir buvo labai arti pergalės. Tai dideli nuopelnai, nepaisant to, kad nepavyko laimėti. Ir maladėts, dabar Žalgirį gali atbals, manau, namie Lietkabelis. Gali. Dabartinės situacijas. Bet Žalgiris, žinai, laimėjęs Milane, biškai jau gal geriau pasijaus. Įdomus mačas bus iš tikrųjų. Jo, kad tu pralaimėjęs psichologiškai atrodys dar nebegali dar vieno tokio praleisti, nes pralaimėjęs Lietkabeliui jau būtų 4. vieta. Tai nieko gero. Wolvesai irgi žaidė, taip, buvo aikšteliai, 2 kėlinius buvo aikšteliai, kitus 2 žaidė, turbūt galima taip pasakyti. Pirmus 2 kėlinius Londono Lions ir aišku, žiūrėvinas visas rungtynės, vilkai prieš liūtus, liūtai prieš vilkus, dar galėjo pasakyti, nežinau, Afrika prieš ten stepes ar ten kažkas, žodžiu, galima buvo prigalvoti, ką nori. Ir pirmus 2 kėlinius nublemba, tu žaisdamas tokią sudėtim, namie 55 taškus negali praleisti, tikėtis laimėti. Bandė sugrįžti 3, 4, visiškai paleido vadžias, galima taip sakyti, bet nebuvo tos kokybės. Man tik šiaip vienas epizodas, jeigu Eigirdas Žukauskas turi problemų su nugara, tu jį meti rungtynėms su Rytu, bet jisai nebegali žaisti su Lions. Tai reiškia, tau prioritetas yra rungtynės nugalėti Rytą, ne Europos taurė turbūt. Nors LKL, okei, abu mačai svarbus, abi situacijos svarbios, nes tarkim, LKL pralaimėjus, niekas nenori 4 likti, už Žalgiris. Bet čia visiškai normalu, aš skaitau. Ir šiaip labai, kai tu pasižiūrė Europinio krepšinio, tai labai daug kam yra svarbiau nacionalinis čempionatas, čia yra visiškai normalu. Bet matai, svarbiau tom komandom, kurios žino, kad jos išeis toliau, pavyzdžiui, Žuventutas arba žaisdavo ten, atvažiuoja į Panevėžį, tipo vienodai pralaimėsim, nes jie žino, kad toliau eina, o Wolvesai nežino. Žiūrėk, kas man, aišku, čia ta rungtynių svarba gal šiek tiek skiriasi lentelės kontekste, bet kas Wolvesam būtų didesnis pasiekimas, ar Europos taurė išeiti į kitą etapą, ar išeiti į LKL finalus. Aš manau, LKL finalas būtų didesnis pasiekimas, ne Europos taurės kitas etapas. O čia prioritetų klausimas, aš šiaip nežinau ir nėra aišku. Bet šiaip. Tai tarptautinis klubas, toks europinis klubas, tai jie taip deklaruoja, tai gal ir Europoje taurė, bet aš mąstyčiau, kad ko gero dėl simpatijų, dėl tų fanų, dėl emocijų, nukalti Rytą ir pasimti vietą finale, galbūt net patį auksą fanų. Kokių fanų? Tikrų fanų. Vadinkim juos žiūrovais. Palauk, yra ten tie 5 žmonės su tie 5 fanai ir skanduoja. Aš vadinu ne fanų bazę kol kas, o buhalteriais ir skrydžių vadovais, kurie ten gauna haliavos bilietus. Tai aš tokia ir sakau, nevadinkim jų fanais, vadinkim žiūrovais, kaip į teatrą. Ilgalaikiai distancijoje jie turi šansą prisivilioti neutralų Vilniaus ir Galių, kur yra šiaip žiauriai daug, kaip pasišneki, nes Vilniuje krepšinį domisi daug žmonių, bet ne visi jie palaiko Rytą. Tai tu tą papildomą žmogų, kuris galėtų sumokėti už bilietus, gali prisivilioti.
žmogų turi bandyti prisivilioti Rytas. Va čia va, man. Ta žiūrova. Taip, ta žiūrova. Nes fanų užtenka. Jie dabar būtent pas Rytą dabar yra tik fanai, reikia ir žiūrovų, mano nuomonė. Taip. Tai va, išgrindinom, kad yra fanai, yra žiūrovai. Tai nevadinkim, Vulsai neturi fanų. Nėra, nei vieno fano. Maslabojevas, jeigu jie moka. Ne, tai jis vis tiek žiūrovas. Jis ambasadoris. Taip. Jeigu jis paimtų būgną, įsidažytų veidą ir skanduotų, tada vadintų. Bet tai yra tribunėlė kažkokie įsikūrus. Yra. Kad ir kaip atrodo, bet yra. Žinai, neikit, yra. Aš kažkada esu sakęs, vėl pakartosiu, vienam mieste reikėjo įsteigti fanų bazę. Ką daroma? Nuėjo į profkės, nuėjo į mokyklas, nuėjo į univerus. Sakė, ateisit rungtynės, gausit alaus, gausit pavalgyti, gausit keptos duonos. Davai pasakyk, koks čia klubas. Ne, nereikia. Nereikia. Po to pyksant mane. Pasvalys. Pasvaly profkės nėra. Nėra profkės pasvaly. Tada Marijampolė tikrai ne. Mhm. Buvo bairis panašus, nes reikėjo vis tiek žmonės, bet buvo bairis, bet ne taip. Tai Utina. Ne, Utenos raudonieji velniai, tu čia atsiprašyk dabar. Atsiprašyk Dano Kriaučiūno. Atsiprašau Dano Kriaučiūno. Danas įkūrė liktai, ne? Ne, Danas įkūrė. Ne, juokauju. Bet jis buvęs, man atrodo, raudonosiuose velniuose. Gali būt. Tai va, tai Vulsai didelių valčių neturėjo, vėl -14 prieš Lionsus. Šiaip Lionsai labai įdomi komanda surinkę, jeigu tai pasižiūrėti į individualų talentą. Tai šiaip Olasenį, koks bebūtų, ten daug metų žaidęs, jau toks patyręs žaidėjas viską, bet neturėjo jokių valčių. Džordžia Gagičius toliau tragiškai atrodo. Tai net Kemzūra pripažino pagaliau, kad... Nurenginėjo Gagičių Olasenį. Taip, nurenginėjo ten. Paliko nuogą ir net, man atrodo... Nuogas papais. Taip. Visiškai. Konoras Morganas man patinka. Šiaip įdomių tokių amerikiečių, nors aš dar atsimenu praeitą vasarą sakau, va, Lions turi pinigų, čia nusipirks gerus žaidėjus. Vienas agentas lietuvas man rašo, žinok, neturi pinigų, nes mano klientų normalios algos nepasiūlė. Man sakau, tai gal tavo klientas nevertas tų pinigų? Gal jo klientas Rokas Gustys? Ne, tarp kitko, tokį pasakysiu visiškai. Roką Gustį į Londono Lions suderino ne agentas, o jo uošvis. Pats Arvydas Romas. Padarė tą skambutį? Taip, okay. Pats Arvydas. Čia tokie gandai, bet labai rimti, tarp kitko. Kad, dabar jau suėjo senatis, jau jo ten nebeliko, bet aš girdėjau, kad pats Arvydas Romas paėmė telefoną, paskambino, kam reikia, nes man atrodo, kad Lions vieni vadovai yra kažkaip susiję su NBA ir Portlandu, žodžiu. Tai Sabonis seni kontaktai. Čia, žinai, jo. Nestebina. Arvydas Romas padarė zvaną ir buvo padaryta. Tai reiks vėl skambučio. Dabar jau kiti agentai ieško darbo Japonijoje, ten panašiai, žinai, kur galima pinigų užsidirbti, nes Londono ten mėnesiukas, tai nieko ten gera, bet šiaip turi pinigų Lions, kaip bebūtų, ir jų ambicija žaisti Eurolygoje. Tokį man netyčia išmetė vieną video, kaip lietuvis gyvenantis Londone ėjo Lions rungtynės, tam Copper Box'e. Mačiau, jo, jis buvo... Esi matęs, jis mokėjo pinigus, kad būtų sponsorėtas YouTube. Jo, matyt. Nes man irgi išmetė. Aha. Tai va, tai visai taip smagiai atrodo ta atmosfera, visai, bet kas įdomiausia, kad Čiuvakas yra šiaip, ką žinau, tiesiog paprastas nei medija, bet nuėję pas Lions žmonės sako, duosim akreditaciją kitam sezonui. Tai tiesiog žmogui, kuris yra blogeris, tiesiog YouTuberis, net ne blogeris, žinai, tai va tokie va. O šiaip dabar suvedžiau, tai ir Vulfs, ir Lietkabelis, ir Žalgiris turi rimtų problemų dėl traumų, vienintelis Rytas šiuo metu neturi, bet Ryto tarsi žaidimo kreivė, yra vos nežemiausiame taškai iš visų šitų 4 klubų, nors Vulfs ir Lietkabelis pralaimėjo, bet jie, tarkim, sužaidė neblogus manų. Lietkabelis sužaidė gerą mačą, Vulfs iki šitų rungtynių turėjo gerą seriją, nepaisant visų traumų. Žalgiris švis avarinis sugebėjo Milane laimėti. Rytas nors ir laimėjo, bet tas žaidimas, aš dažnai kartoju, kad Rytui reikia pergalių per gynybą, ar tai buvo iš dalies pergalė per gynybą, tai bent dėl to tikrai galima gerą žodį tarti. Bet tu pasakė avarinis ir aš prisiminiau, kad Žemelio tas Kledaras lėktuvas irgi avarinis. Sosą metė šią savaitę, tipo avarinį pranešimą. Teko ten dėl neaplinkybių nenumatytų leistis. Kledaras, kuris... Tas pats, kur Žalgiris Madride vos netidavė galų. Tai čia lygiai tas pats. Ką jis dabar skraidino? Nežinau, ten kažkokias buvo iš Ispanijos į kažką skraidino, ten toks buvo kažkoks. Bet... Ką, dar rinktinė varžovų sužinojo, ar kažką daugiau turim? Tik tai Vulfs su Lions 3-7-2-4, tai atsiprašau, iš Dalino ar netėjo?
Ar ne? Nu, bet daugiau negu ryto. Ryto 3. Nu, tai taip, bet Svarbiausias vis tiek grėsmė. 3-7, 2-4. Mažėja po biškį. Nu, kažkaip ne taip. Rinktinė sužinojo varžovus ir varžovai tokie, kad net nėra ką kalbėti, trumpai sakant, turim būti olimpiadoje, jeigu nebusim, tai esam patys kalti. Jo, čia bus visiškas fiasko, jeigu neišėsim. Tokia dviejopa labai grupė, nes iš vienos pusės aš lieku prie savo nuomonės, ką sakiau, kai dar Kliknas įdėjo to vietoje praeitą savaitę, kad čia turi būti kelialapis ir dabar juo labiau jisai turi būti gavus lengviausią grupę įmanoma. Šiaip Balčiūnas, net kalbėjau su Balčiūnu pusę lūpų, sako, jo pasisekė su burtais. Kazys irgi, niekas taip įprastai nesako pasisekė, bet dabar, negali paslėpti, Kazys irgi, šiek tiek pasisekė su burtais. Jo. Puerto Rikas iš kitos pusės yra komanda, kuri turi abu brolius Howardus ir turi, pamiršta dar kažkas, bet šiaip jau Šabazą Neip yra, jie irgi turi. Jis gali žaisti ypatingai namie, šansas patekti į olimpiadą, kas ten žino. Alvarado dar. Jose Alvarado dar po traumos, kuris negalėjo žaisti dabar praėjusią vasarą. Tai jie turi nenuspėjamą sudėtį, kuri su gynyba šiaip jau neturi nieko bendro, bet vienose rungtynėse užtaikyti. Kas ten žino? Tai tu negali nuspėti ir italų, bet vis tiek mes negalim nuspėti, mes turim nenuspėjamą varžovą su labai gerais gynėjais, bet atsiremiam į faktą, kad mes čia labai kalbam, čia Kleiza rašinėja, Lietuvos krepšinis visą laiką yra iconic. Tai jeigu mes esam iconic, mes ir turim žaisti kaip iconic ir tokias komandas pasimti. Čia labai panaši situacija, kaip ir prieš pasaulio čempionatą. Daug kas, tai čia Juodkalnija, čia turi tariai Juodkalnijos. Ir jeigu mes, kaip ir tas, jeigu mes bijom Juodkalnijos, tai mums nėra ko važiuoti į tą pasaulio čempionatą. Tai ir tas pats čia, jeigu mes pradėsim bijoti Puerto Rikų ir tų pačių italų, tai ką mes toje olimpiadoje veiksim? Tai esame, reiškia, neverti olimpiados, jeigu gaunam nuo Puerto Riko arba nuo italų. Tai labai viskas paprasta. Taip, viskas easy. Viskas, mums reikia užleisti vietą. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Mėgoti reikia važiuoti. Kitą savaitę pasimatome. Iki. 7bet. 7bet kazino. 7bet. 7bet kazino. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.